Laidoje Svajonių sodai reportažas iš bandymų laukų, kur auginama begalė įvairiausių vienmečių ir daugiamečių gėlių veislių. Pačiu gražiausiu žydėjimo metu su laidos konsultante parduotuvių tinklo Žalia stotelė agronome, sėklų ekspertė Liucija Kunigiškytė kalbėjomės, kodėl verta užsiauginti įvairių veislių gvazdūnių, patagoninių verbenų arba saulėgrąžų. Tai aš stoviu zinijų lauke ir zinijos gvaizdūnės yra tas pats pavadinimas. Vieni žino šitas gėlės lotyniškų pavadinimų vadina zinijomis, zinomis, kiti vadina gvaizdūnėmis, kaip jas be pavadinsi, bet mes matome nuostabaus grožio ryškiaspalvių žiedus. Tai yra vienmetės gėlės, savo rankose aš laikau vazą, kurioje suskyniau bene visas galimas spalvas. Ir kalbant apie šitas gėlės, jų panaudojimas iš ties yra labai platus. Galime turėti gvaizdūnių jūrą, galime auginti gvaizdūnės skinimui, galime derinti pagal spalvas mišinius. Žiedo dydį mes turime ir didžiažiedės jurgininės, ir smulkiažiedės gvaizdūnės. Tie, kas augina narcizus, tulpes, krokus, anksti pavasarį žydinčias gėlės, turėtų į savo gėlynus įsileisti zinijas, nes jos puikiai užims tą tuščią vietą, kuri atsiranda nužydėjus anksti pavasarį žydinčioms tulpėms ir narcizams. Aš manyčiau, kad sunkiausias darbas, norint turėti zinijas savo gvaizdūnę, zinijas savo gėlynuose, yra nuspręsti, kokios spalvos jūs norite, kokią spalvą įsirinkti. Ar tai turėtų būti mišinys, ar tai turėtų būti kažkokia tai spalva. Tai būtų sunkiausias sprendimas auginant šitas gėles. Tai Liucija, ką jūs rekomenduotumėt? Man tai yra pačios gražiausios šiai dienai, štai šito žaliažiedės, envi gvaizdūnės. Ir pažiūrėkit, dėl ko, nes viena spalva visada atrodo taip gan nuobodokai. Žiūrėkite, kaip gražiai jinai dera su Scarlet Flame. O dabar vienos populiariausių vienmečių gėlių, kurios užkariavo ir gėlynus, ir netgi terasas. Šitas gražus violetinis debesis tai yra paskutinių metų viena mėgstamiausių gėlininkų gėlių, kurią auginame gėlynuose. Ypatingai jinai gražiai atrodo pastatomuose aukštose vazonuose. Tai yra verbena bonarensis. Tai yra vienmetė gėlė. Būtina užsiauginti daigelius, norint turėti tokio grožio augalus. Kaip galėčiau pagirti šitą gėlę? Jinai yra be galo graži. Man labai gražų žiedynai, puikiai tinka. Aš rankose laikau puokštę kosmėjų ir pagyvinau ją verbenų žiedynais. Gėlė, kuri išlieka dekoratyvi gėlynuose net ir po šalnų, jinai puikiai atrodo ir padengta šerkšno, padengta šarmos. Ir jeigu leisite šitai gėlei išbarstyti sėklas, tai toje vietoje, kurioje jinai augo, jūs ankstyvą pavasarį pamatysite bedygstančius daigelius, kuriuos galėsite vėliau pasodinti į nuolatinę auginimo vietą. Kai kurie šaltiniai teigia, kad verbena bonarensis yra daugiametė. Tai nėra daugiametė gėlė, pas mus mes ją auginame kaip vienmetę gėlę. Bet iš ties įsileiskite ją į savo gėlynus, jeigu turite aukštus pastatomus vazonus, netgi vienas augalas tame vazone sukuria tokį debesėlio grožio įvaizdį. Man labai graži šita gėlė. O dabar mūsų visų pamėgtos saulėgrąžos ir naujausios saulėgrąžų veislės. Visos saulėgrąžos atsisukę į saulę, aš pabandysiu jos pasukti štai. Viena žaliu viduriu, šita gražuolė juodu viduriu aksominiu. Turime ir tokias saulėgrąžas, kurios yra šviesiai žalios citrininės spalvos. Vienas jas galima nuskinti visą vieną kotą ir turėti keli žiedus. Galima skinti saulėgrąžas tik tai vieną žiedą. Ir saulėgrąžos žavės ne tik savo žiedais, bet ir tai, kad peržydėjusios saulėgrąžos turi sėklelės. Tos dekoratyviosios saulėgrąžos sėklos maistui nenaudojamos, bet jos labai mėgstamos paukščių. Tai augindami saulėgrąžas turėsite kelias naudas. Turėsite be galo gražias gėles, kurios gali virsti saulėgrąžų jūrą, sieną. Ir vėliau peržydėjus ir subrandinus sėklas, jūs prisikviesite į savo sodus ir gėlynus paukščius, kurie štai ras peržydėjusiuose žiedynuose sėklas, kuriomis galės mėgautis.
O čia tikriausiai Liucija jau labai ypatinga veislė. Pirmą kartą tokią matom. Tai yra saulėgrąžos, na, va štai tokia pagalvėlė, oranžinė pagalvėlė. Na, jos vienos iš mėgstamiausių pilnavidurės saulėgrąžos mūsų gėlininkų. Galbūt jos nėra tokios patrauklios paukščiams, sėklų subrandina mažai, bet žiedai išties yra įspūdingi. Ir dydžių, ir spalva, ir tokias, kaip aš sakau, oranžinė pagalvėlė. Saulėgrąžos labai smagu jas auginti, jos gali sudaryti tokią puikią saulėgrąžų sieną, galite pasidaryti saulėgrąžų labirintą. Kai kas nemėgsta saulėgrąžų dėl to, kad jas vėliau po sezono sunku suvaldyti, užaugina tokius storus kotus, kuriuos gan komplikuota yra pašalinti iš gėlyno. Tai specialiai tiems mes turime visiškai kitą saulėgrąžų rūšį, kurio žiedeliai yra daug gracingesni, tai yra gležnusios saulėgrąžos, tai vėlgi tos pačios saulėgrąžos, bet kaip matome, tokie labiau, tokios jos gracingesnės, lengvesnės, tai tiems, kas nenori tų sunkių saulėgrąžų ar galbūt nori naujų saulėgrąžų, tai gležnusios saulėgrąžos yra mūsų asortimente ir mes kviečiame išbandyti ir šią gėlių rūšį. Braunasi per saulėgrąžų žiedus ir augalus. Štai stoviu šalia vaikučiams skirtų saulėgrąžų, kurias siūlome vaikučiams auginti, tai yra gigantė, už tai šitos didžiulės saulėgrąžų mišinys. Yra šiame pakelyje sėklos. Na ir išties labai gražus ir įvairūs žiedai, kaip aš ir sakiau, tiek ir šitam mišiniui giganteus jūs užauginsite štai tokias gražias saulėgrąžas, jos peržydės, vėliau sėklelės, noriai lankys paukščiai, nereikės jokios papildomos lesyklos, nutups ant šito tvirto koto ir galės mėgautis jūsų užaugintų maistų paukšteliams.